Gavau klausimą apie salotas. Ar galima kartais pakeisti žalias salotas, pavyzdžiui, marinuotais naminiais burokėliais su svagūnu? Ir ar galima į žalias salotas dėti konservuotus žirnelius ar kukurūzus? Galima, kartais, retai. Dėl to, kad marinuotos salotos, kadangi jos turi savo sudėtyje acto, tai yra į jas acto yra pilama, tai tas actas šiek tiek lėtina medžiagų apykaitą. Kiti blogi dalykai yra tai, kad juose būna daugokai druskos ir druska šiek tiek vandenį po odą užlaiko ir dėl to gali padidėti jūsų kūno svoris ir jūs galite išsigąsti ir galvoti, kad riebalų priaugote. Ir taip pat marinuotose daržovėse būna šiek tiek cukraus, kas iš tiesų jums padeda priaugti riebalų. Kita vertus, jeigu jūs to nedarysite dažnai ir marinuotas daržovės valgysite ne dažniau negu kartą į savaitę, nieko baisaus dėl to neatsitiks.